Taip, čia yra video instrukcija, kaip prijungti papildomą administratorių prie Google My Business paskyros Google GBP. Ką reikėtų padaryti? Pirma, reikia pradėti nuo to, kad reikia būti prisijungusiam prie savo paskyros, kur yra business profilis. Tada reikia suvesti, kaip surasti. Jeigu esi prisijungęs, kur yra prijungtas profilis, dar reikia suvesti savo pavadinimą į įmonės pavadinimą, profilio pavadinimą į paiešką, tada turėtų atsirasti toks vaizdas. Tada, štai čia yra ikonėlės, sako, kad taip jau dabar gali administruoti. Toliau, ką reikėtų padaryti, tai čia yra 3 taškai, paspausti ir tada Business Profile Settings. Čia atsiranda meniu, tada reikia paspausti People and Access ir šioje vietoje yra mygtukas Add, reikia pridėti čia. Reikia įvesti į elektroninį pašto adresą, kuris turi būti priskirtas, ką reikėtų žinoti, owner, tai būtų savininkų teisės, kaip super admino teisės, tas žmogus galės valdyti, kas valdyti viską ir gali atjungti žmogų nuo paskyros. Menedžeris neturi tokių teisių, bet ir neturės kitų teisių, kartais reikia valdytojo tik tai, kad tvarkyti paskyrą, bet be jokių administracinių, tai yra pagrindinių valdymo funkcijų. Tai priklausomai, sakykime, kokie veiksmai bus atlikti, tai arba owneris, tai tas, kuris galės valdyti absoliučiai viską, jeigu pasitikit, tada priskirsit kaip savininką, jeigu tai yra tik tai administratorius, kuris kels turinį, įkels nuotraukas, atrašys atsiliepimus, tai tada užtenka manager. Ir tada paspausti invite. Jeigu reikės pagalbos su Google My Business, galite parašyti easyseo.lt.